Sveiki, mielieji! Pristatome jau 5-ąją ciklo Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas laidą. Šiandien kalbėsime apie vaistines, nes 2013-aisiais sukanka lygiai 225, kai mieste įsteigta pirmoji. Vargu ar kas nors išskyrus muziejininkus žino, kad Panevėžyje būta Aptiekos gatvės, bet tokia, kaip įrodymas, jog vaistiniai ir vaistininkui skirtas ypatingas dėmesys buvo, kad vieta, į kurią eita tikintis parsinešti daugiau sveikatos, žmogaus gyvenime visada užėmė pagarbę poziciją. Todėl jei knygų namai gali girtis 100-metėmis sukaktimis, tai vaistinės dvigubai didesnėmis. Seniausia vaistinė Panevėžyje žinoma nuo 1795 metų. Tai buvo Engelmano vaistinė ir ji buvo Turgaus aikštė, tai yra dabartinė Laisvės aikštė. Tai tokios turbūt yra trumpos žinios iš 18 amžiaus. O 19 amžiuje jau pagal tokius rimtus istorinius šaltinius Panevėžyje minima, kad 1867 metais yra atidaryta vaistinė, tai yra Dominiko Reingardo vaistinė 1867 metai. Ir taip pat maždaug tais pačiais metais yra minima taip pat vaistinė taip vadinamoje Panevėžio priemiestyje Mikolajeve, tai yra dabartinės, galima sakyti, Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios teritorija. Ir taip pat tokia jau minima 1867 metais vaistinė Panevėžio mieste. Tai tokia Panevėžio vaistinių praeitis iš to laikmečio, kai Lietuva dar buvo carinės Rusijos sudėtyje. O XIX amžiaus pabaigoje liudija išlikusi fotonuotrauka centrinėje miesto aikštėje, tuomet vadintoje Turgaus aikšte, dabar Laisvės, įamžinta prašmatni Bliumentalio vaistinė. Kitas laikotarpis, tai yra jau nepriklausomas Lietuvos laikotarpis, tai 1918-30 metai. Daug kas keitėsi ir vaistinių gyvenime Panevėžio mieste. Ir tuo metu dar kažkiek tai savo istoriją kaip vaistų tokia parduotuvė, tai yra Antano Laurinaičio parduotuvė, nuo 1912 metų. Ir turbūt galima sakyti, iš išlikusių ir veikiančių toje pačioje vietoje, tai yra seniausia būtų Panevėžio dabartinė veikianti vaistinė tokia. Atidaryta Šeduvos ir Respublikos gatvių kampe Antano Laurinaičio nuosavame name. Bet daugiau tai buvo iš pradžių kaip tokia vaistų parduotuvė ir kažkiek skyrėsi nuo vaistinės. Nes pats Antanas Laurinaitis nebuvo gal toks jau kvalifikuotas vaistininkas ir jis daugiau vertėsi vaistų prekybą. O tai jau nepriklausomos Lietuvos laikais jis sudarė sąjungą su Juozu Zaborskiu ir būtent tam vasario 16 jau buvo gatvės ir Respublikos gatvės kampe atsidaro vaistinė, kuri šioje vietoje veikia iki šių dienų ir yra viena tokių garsiausių Panevėžio vaistinių. Gal ir tuo metu nepriklausomos Lietuvos laikais šita vaistinė buvo gal tuo ypatinga, kad taip pat vietoje buvo gaminami vaistai, ne tik importuojami ir parduodami iš kitų valstybių. Ir ne tik buvo gaminami vaistai, bet taip pat buvo gaminama ir dantų pasta, įvairūs kremai, net įvairūs ten milteliai gyvūnams gydyti. Įdomu, pasak Donato Pilkausko, kad nepriklausomos Lietuvos laikais dirbo 2 tipų vaistinės. Ne tik privačios, bet ir taip vadinamosios valdiškos. Tai buvo Panevėžio apskrities vaistinės ir taip pat buvo Panevėžio miesto savivaldybės vaistinė viena. Jau pirmą kartą tokia medicinėme žurnale paminėta Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinė, kuri vadovavo provizorius Antanas Rinkevičius, tai minima jau 1924 metais, gal veikia ir šiek tiek anksčiau, bet tiesiog tas žurnalas dar pradėjo eiti tik nuo 1924 metų. Tai buvo Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinė. Ir iš viso apskritis turėjo kažkiek palyginus su miestu daugiau vaistinių ir taip pat tokia antroji tokia pakankamai žinoma vaistinė atsidarė Respublikos gatvėje, tai yra tuo metu prie Rambyno viešbučio adresu Respublikos 34. Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinė. Ir dar viena Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinė atsidarė 1934 metais, tai adresus Mėlynės gatvė 8. Tas adresas dabar šiek tiek turbūt atrodo jau kitas yra numeris, bet vaistinė iki šių dienų veikia būtent šiuose patalpose ir tuo metu tai buvo Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinė. Ir tai vaistiniai, kaip vaistinės vedėjų galima pasakyti, dirbo tuo metu žinomas vaistininkas, tai yra
Žemaitis, Liudas Žemaitis. Na, iš vienas gal tokių garsių vaistininkų, dar nepaminėjau, jis 1930 metais pats buvo atsidarę savo privačią vaistinę Stoties gatvėje, bet ją greitai išnuomojo ir perėjo pats dirbti Panevėžio apskrities savivaldybės vaistinę. Na, ta vaistinė, kuri jo buvo atidaryta adresu Stoties 7, tai maždaug tokį pat adresu veikia iki šių dienų. Na ir tas Liudas Žemaitis gal nuo kitų vaistininkų skiriasi kažkiek tuo, kad jis, reiškia, buvo toks aktyvus visuomenininkas, dalyvaudavo rinkimuose į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą ir buvo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Vienos sėkmingai, kitos sunkiau, tuo pačiu metu šalia valdiškų kūrėsi ir veikė pavienės privačios įstaigos, turėjusios tikslą išgyventi iš to, ką uždirbs siūlydamos panevėžiečiams gydomojų ar paprastesnių, bet paklausių priemonių grožiui, higienai. Tai buvo Fulgento Šadževičiaus vaistinė, kuri jau veikia nuo 21 metų. Taip pat veikė Stepono Kairė vaistinė, jos adresas buvo Vasario 16 numeris 3. Taip pat ir atsidarė kai kurios kitos vaistinės. Kai kurios vaistinės, aišku, dirbo sėkmingai, kai kurios netaip sėkmingai ir tokia minima kaip istorinis faktas, kad 35 metais Eidrigevičienės vaistinė tiesiog kaip susidūrė su tam tikrais finansiniais sunkumais ir galima sakyti, kad ji bankrutavo. Sveikata ta ašis, apie kurią sukosi ir tebesisuka esminiai žmonijos siekiai. Todėl vaistų, vaistinių medžiagų ar jų derinio, paruošto gydymui, ligų profilaktikai visuomet ieškota paties efektyviausio, gaminant, verdant, maišant vietoje, primityviai, pagal išgales ar gabenant iš toliau, perkant brangiau, tikintis kone stebuklingo poveikio. Vaistai Lietuvoje, taip pat aišku ir Panevėžyje, tai buvo daug buvo importuojami vaistai, kai kas buvo gaminama vietoje, bet aišku pagrindinė vis dėlto masę sudarė importuojami vaistai iš įvairių kitų valstybių Europos. O leidimus ir to sąrašą, kokius vaistus galima importuoti, sudarydavo Sveikatos apsaugos departamentas. Ministerijos tuo metu nebuvo, Sveikatos apsaugos departamentas veikia Vidaus reikalų ministerijos žinioje. Ir būtent jo sprendimu taip pat Sveikatos apsaugos departamento galėjo atidaryti savo vaistinės. Štai tokia galėtų būti trumpa Panevėžyje nepriklausomos Lietuvos laikais, vadinasi, iki 1939 veikusių vaistinių apžvalga. O tuomečiai vaistininkai teigiama buvę iniciatyvūs, ne tik visuomeniški, bet leidę net specializuotą leidinį. Panevėžio, kaip ir visos Lietuvos vaistininkai, buvo pakankamai aktyvūs, turėjo savo kelias draugijas. Vaistininkų draugijai galėjo priklausyti tik tai tie asmenys, kurie turėjo savo vaistinės. Vykdavo ten jų pastovų suvažiavimai, nuo 24 metų jie turėjo tokį populiarų žurnalą Farmacijos žinios. O 1940-aisiais prasidėjo sovietinė okupacija. Vaistinėms irgi sukūrusi kitokį rytojų. Daug kas keičiasi. Aišku, kas vykdavo nacionalizacija visoje Lietuvoje, nacionalizuojamas ir vaistinės. Ir tokia, kur labai garsi, kaip sakiau, vaistinė, ten Laurinaičio Zaborskio vaistinė taip pat yra nacionalizuojama. Antanas Laurinaitis, išvyksta iš Lietuvos teritoriją, apsigyvena Lenkijoje. Ir jo namas yra nacionalizuojamas ir toje vaistinėje iki 1944 metų dirbo Juozas Zaborskis. Sėkmingai vadovauja iki savo mirties. Vaistinė nors ir buvo nacionalizuota, bet ir sėkmingai veikia ir toliau. Ir daugiau, kaip čia pasakyti, reiškia trumpai, kad tos vaistinės, galima sakyti, 4 vaistinės Panevėžyje, tose pačiose maždaug vietose ir veikia iki šių dienų. Kokios Panevėžio vaistinės šiandien? Dabar, kai jų, kaip žmonės sako, ant kiekvieno kampo. Taigi kokia ta ant kampo, tegul ne šimtmečius, bet 80 veiklos metų tikrai suskaičiavusi. Kitokia, tvirtina vaistinės vedėjas Darius Ivankevičius. Mūsų vaistinė yra vienintelė tokia sena vaistinė išlikusi Panevėžyje ir vienintelė, kuri gamina vaistus. Toks mūsų būtų išskirtinumas, kad vienintelį likom, kurie gaminom vaistus. Jau ne viena panevėžiečių karta užaugo, mintinai žinodama kelią į Laisvės aikštėje ant kampo esančią vaistinę. Tiesdavo vaistininkui receptus ir tikėdavosi, jog kitą dieną ar po kelių valandų galės pasiimti gatavą preparatą, pagamintą specialiai jam. Taip yra ir dabar.
Tik amžiams išrašyto recepto nebepanaudosi kaip anksčiau, kai te reikėdavo, kad tik proporcijos tiksliai nurodytos būtų. Ir tai nebuvo peiktina, juk gaminti daugumoje universaliam naudojimui tinkami vaistai. Dabar taisyklės griežtesnės. Žmogus kreipiasi pas gydytoją, gydytojas išrašo jam individualų receptą, kuris skirtas būtent jam. Tada žmogus ateina pas mus su receptu ir pagal tą receptą mes jam pagaminame išskirtinį vaistą, kuris skirtas ne visiems žmonėms, o būtent jam. Ir mikstūros, ir piliulės, ir žvakutės, ir milteliai, tepalai. Neilgai. Dar vos 3 metus šioje vaistinėje dirba vaistininkė analitikė Jurgita Stancelienė. Tyliai, kur niekas jos nemato. Proziškai tariant, gamyboje. Bet jai tvirtina, tai nepaprastas kasdieninis rutininis darbo procesas. Tai kūryba. Patinka, kad tu iš tikrųjų darai ir konkrečiam žmogui darai. Jauti kažkokią tai galbūt energiją, kažkokią dalelę savęs įdėti. Pavyzdžiui, tu darai tepalą ir vienu momentu gali gautis truputėlį vienoks, kitą kartą kitoks, atrodo viskas tas pats, ar ne? Tiesiog patinka man tą daryti, maišyti, kažką tai sverti, matuoti. Tiesa, pripažįsta vaistininkė analitikė. Vaistų gamybos apimčių net su prieš kelerius metus, ne tik, kad prieš 14 ar keliasdešimt buvusiomis nepalyginsi. Beliko tik maža dalis. Ir labai norėtųsi, kad ji būtų didesnė. Bet moteris baltų chalatu netvirtina, kad visuomenė, pirmiausia, medikų bendruomenė pasuko lengviausių kelių. Vis dėlto galimybė skirti pacientui gaminamą vaistą išnaudojama retai. Bet labai daug jau tos gamybos, kuri buvo senieji receptūros, tos senosios perkeltos į fabrikus, jau jie didesnėm partijom gaminami. Tai galbūt iš tos pusės. Sunku pasakyti, galbūt gydytojai naujosios kartos nebelabai žino jos tos gamybos ir jiem geriau gal ne geriau, jie aišku žino, kad yra toks tepalas ar ne, ir jiem tas paprasčiau išrašyti receptą. Nors didelius apibendrinimus, apžvalgas, kokiais kiekiais gaminta praeityje ir dabar, jauna vaistininkė daryti vengia, bet palyginti pastarųjų 4 metų gamybos apimtis gali. Aš toj vaistiniai tik kiek prisimenu, tai kai atlikau praktiką, mums būdavo kas metai, reikėdavo atlikti praktiką, tai gamybos buvo didelės apimtis. Jeigu mikstūros, tai dideliais buteliais, po 10, po 20 litrų. Jeigu ten tirpalus, žodžiu, kiek iš senesnių darbuotojų pasakojo, tai čia dirbo vos ne iki 100 žmonių vienu metu. Ir buvo gamybos tikrai daug. Pradedant milteliais ir baigiant mikstūrom, sakau, tirpalais, steriliais tirpalais. Žodžiu, daug. Jurgita antros kartos vaistininkė. Kokią profesiją rinksis, nuo ankstyvos vaikystės žinojusi. Juokėsi, kiek save mena, augo vaistų sandėly, stebėdama sunkų ir atsakingą mamos darbą. Ta specialybė aš rinkausi, kadangi aš nuo pat mažų dienų mačiau mamos darbą, kuri yra irgi vaistininkė. Ji dirbo sandėly ir visas dėžutes, dar po šiandien atsimenu, kaip atrodo digoksino dėžutė, kaip atrodo tos dėžės, į kurias pakuodavo vaistus, kokias sąskaitas rašydavo ir kokias knygas pildydavo. Ir tiesiog kaip man padarė labai didžiulį įspūdį ir aš nieko kito negalvojau, tik apie vaistininkystę, nors mama iš tikrųjų labai atkalbinėjo, nes sakė, labai sunku mokytis, labai daug chemijos reikia mokintis, bet turbūt nugalėjo tas užsispyrimas ir tikrai labai patenkinta esu tą specialybę. Labiausiai vaistininko darbe, greičiau pašaukime, Jurgitą žavi galimybė padėti ir sau, ir be abejo kitiems.
Vaistininkas, jisai žino, kuo padėti, ar ne? Sakykime, kad mano vaikui skauda gerklę, aš žinau, kad yra ten vaistukas, ten toj lentynoj padėtas, jis tiek kainuoja ir jis tiek tikrai padės. Ir žinau, kad jeigu mano vaikui padėjo, galbūt ir kitam padės, ir dar kitam. Yra žmonių kategorija, kurie ateina pasitarti ir, sakykime, vieną kartą pasitarė, jiem tiko tavo patarimas, jie grįžta vėl. Yra kategorija, kuri iš interneto viską susižino ir ateina ir pasako, ko jiem reikia. Na, tai žodžiu, ateina žmonės, kurie nežino, ko jiem reikia ir klausia. Šiandien kitokia nei prieš 100-200 metų ne tik vaistininko samprata. Buvęs vienu gerbiamiausių visuomenės narių, palaipsniui jis prarado tas pozicijas dėl daugelio veiksnių, net ir pasikeitusios paskirties, kai užuot inicijavęs gydymo procesą, dalyvavęs jame dažniausiai apsiriboja pardavėjo funkcijomis. Dabar, aišku, visa ta pagarba kažkiek gal pakito, todėl kad, kaip žmonės gal daugiau materialistai pasidarė, ar ne? Tai yra, čia yra grynai mano nuomonė, tiesiog tokia galbūt susiformavo per laiką gal negatyvi ta nuomonė apie patį vaistininką, kai buvo visokių skandalų su gydytojais, ar ne, ir taip toliau. Bet manau, kad vaistininkai savo pozicijų neužleidžia ir jie stengiasi kažkaip tai jas ir vėl iškelti į tą pradinį lygį, kaip buvo prieš karinių laikotarpių, ar ten, kai vaistininkas tikrai buvo po kunigo. Aišku, keičiasi ta paskirtis, kadangi kur gamyba, ar ne, kai buvo ten, kai vaistininkas ir gamino vaistus ir tuos vaistus atiduodavo žmogui jau pagamintus, ar ne, tai jisai vis tiek ir domėdavosi, iš ko jis padarė tą vaistą ir jisai pats savo širdies įdėjo į tą vaistą. Dabar, aišku, vaistininkų dauguma preparatų yra gaminami fabrikuose ir matomai jaunesni nebelabai suvokia tą gamybą. Kiek jie mato tos gamybos, tai tik tiek, kiek mokosi turbūt universitete. Jie jau ir kaip mano kolegės kartais klausia, sako, man labai patinka gamyba. Sako, jaunų žmonių tu nepriprašysi, kad jie dirbtų. Toj gamyboje maišytų tepalus ir taip toliau, nes tai keičiasi žmonių požiūris visumo į tą pačią vaistininkystę. Žinia, keičiasi ir tas, kuris veria vaistinės duris. Vaistų daugybė. Ir matyt, kad vartojame juos ne tik tada, kai būtina, ir ne tik tiek, kiek būtina. Aš galiu sakyti tik savo nuomonę. Jeigu lyginant, kai aš pradėjau dirbti vaistinėje ir kiek dabar žmonės naudoja vaistų, tai aišku, padidėjo vartojimas tikrai. Na, jeigu naudoja vaistus, tai manyčiau, kad jų reikia matomai. Taip, ko gero į vaistinę neužeinam, jeigu nereikia. Na, aišku, yra žmonių, kuriem truputėlį kas ir to lekia ir perkasi vaistukus, bet šiaip žmonės, manyčiau, kad kitas dalykas pasikeitė gyvenimo tempas, nori greitai čia dabar ir tas vartojimas, sakykime, už tai padidėja. Ir dar vienas klausimas Jurgitai. Atsakymas, į kurį gal padės apsispręsti būsimiesiems vaistininkams, tiems, kurie dar mokyklos suole. Tai ar verta kalti tą nežmoniškai sunkią chemiją? Jei patinka darbas su žmonėm, patinka bendravimas, patinka pats vaistinės kvapas, tai taip verta. Dėkojame žiūrėjusiems, o kitąsyk versime seniausio Lietuvos lietuviško knygyno duris. Iki pasimatymų.